Taip, gerbiami tarybos nariai, 13 valandų 40 minučių. Taip, jungiamės. Taip, gerbiami tarybos nariai, 12 tarybos narių yra prisijungusių, kiti dar jungiasi. 13 valandų 41 minutė. Tęsiam posėdį. Kvorumas yra. Tuomet antra dalis. 22 darbotvarkės klausimas. Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centro Kartu namai 2021 metų veiklos ataskaitos. Pranešėja Alina Sklismontienė, socialinės paramos skyriaus vedėja. Alina taip pat yra prisijungusi. Prašom, Alina. Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centro Kartu namai pateikė laikų ataskaitą. Visi turėjo galimybę susipažinti. Komitetuose buvo svarstyta finansų pritarti vienbalsiai tarybos sprendimo projektui, savivaldos pritarti ir teikti tarybai, socialinis pritarti sprendimo projektui, ūkio nesvarstyta, nes nebuvo kvorumo. Vyriausybės atstovų pastabų taip pat nebuvo. Ačiū pranešėjai. Klausimai tarybos nariai. Nematau. Pasisakymai. Nematau. Siūlau balsuoti už šį darbotvarkės klausimą. Balsavimas pradėtas. 22 darbotvarkės klausimas. Ačiū tarybos nariam. 14 už, 7 nebalsavo, nes nėra prisijungę, dar jungiasi. Sekantis 23 darbotvarkės klausimas dėl Zarasų rajono socialinių paslaugų centro 21 metų veiklos ataskaitos. Pranešėja Alina Sklismontienė, socialinės paramos skyriaus vedėja. Prašom, Alina. Zarasų rajono socialinių paslaugų centro 20 metų veiklos ataskaita taip pat buvo pateikta laiku. Visi susipažino, komitetuose buvo svarstyta, savivaldos pritarti ir teikti tarybai, finansų pritarti vienbalsiai tarybos sprendimo projektui, socialinės pritarti sprendimo projektui, ūkio vėlgi nesvarstyta, nes nebuvo kvorumo. Ir taip pat vyriausybės atstovo pastabų nebuvo. Ačiū. Pranešėjai, klausimai? Nėra. Pasisakymai? Nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimo projektą. 23 darbotvarkės klausimas. Prašom, balsavimas pradėtas. Ačiū tarybos nariams. 16 už, 5 nebalsavo. 16 tarybos narių yra prisijungusių. Taip. Sekantis 24 darbotvarkės klausimas dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Zarasų vandenys 21 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjo Ramutė Gaidamavičienė, turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja. Prašom, Ramutė.
Labadiena, pristatau 24 darbotvarkės klausimą dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Zarasų vandenys 2021 metų veiklos ataskaitai. Veiklos ataskaita pateikta laiku. Svarstė finansų, savivaldos, socialinis ir ūkio komitetai, pritarė sprendimo projektui, vyriausybės atstovo pastebėjimai dėl struktūros. Ačiū pranešėjai, klausimai. Taip pat yra prisijungęs vadovas Vydas Selickas. Nėra klausimų, ačiū. Pasisakymai nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimo projektą. 24 darbotvarkės klausimas. Balsavimas pradėtas. Ačiū tarybos nariam. 16 už, 5 nebalsavo. Sprendimas priimtas. 25 darbotvarkės klausimas dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Zarasų būstas 21 metų veiklos ataskaitos. Tai Algimantas Cibulskis kelia ranką. Prašom, Algimantas. Ačiū, gerbiamas merė, norėčiau nuo šio klausimo nusišalinti, kadangi dirbu ir nenoriu, kad čia būtų supainiotas viešas ir privatus interesas. Prašom, gerbiami tarybos nariai, prabalsuoti dėl Algimanto Cibulskio nusišalinimo nuo šio klausimo. Balsavimas pradėtas. Taip, 6 už, 9 prieš, Algimantas Cibulskas nenušalinamas. Taip, prašom balsuoti, tai yra pristatyti klausimą, pranešėja ta pati Ramutė Gaidamavičienė, turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja. Prašom, Ramutė. Pristatau 25 darbotvarkės klausimą dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Zarasų būstas 2021 metų veiklos ataskaitai. Ataskaita taip pat pateikta laiku, vyriausybės atstovo pastabos dėl struktūros, finansų komitetas pritarė sprendimo projektui, savivaldos pritarė sprendimo projektui, socialinis pritarė, ūkio komitetas nesvarstė, nes nebuvo kvorumo. Ačiū, tarybos nariai, klausimai. Nėra, pasisakymai. Nėra, siūlau pasisakymas Kęstutis Stankevičius. Prašom, Kęstuti. Taip, sveiki dar kartą, nesusitvarkau su mikrofonu. Tai aš tik palinkėjimą Zarasų būsto vadovui, jau paskirtam nuolatinai po 3 metų laikinumo, kad kaip pastovus direktorius prisims daugiau atsakomybės ir pradės Zarasų būstas dirbti pelningai ir nebereikės Zarasų savivaldybei finansuoti bereikalingai veiklos. Ačiū. Ar dar turim pasisakymų? Nėra. Tai tuomet siūlau balsuoti už šį sprendimo projektą.
Prašom. Balsavimas pradėtas. Taip, 14 už, 3 prieš, 2 susilaikė ir 2 nebalsavo. Sprendimas priimtas. Sekantis 26 darbotvarkės klausimas dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Zarasų autobusai 21 metų veiklos ataskaitos. Pranešėja Ramutė Gaidamavičienė, turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja. Prašom, Ramutė. Pristatau 26 darbotvarkės klausimą dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Zarasų autobusai 2021 metų veiklos ataskaitai. Veiklos ataskaita pateikta laiku. Vyriausybės atstovo taip pat pastabos pastebėjimai dėl struktūros. Finansų komitetas svarstė ir pritarė vienbalsiai sprendimo projektui, savivaldos pritarė sprendimo projektui, socialinis pritarė. Ūkio komitetas išklausė pranešimą, tačiau nebalsavo, kadangi nebuvo kvorumų. Ačiū pranešėjai. Klausimai tarybos nariai. Yra Virginijus Bakutis, autobusų parko vadovas. Nematau. Pasisakymai nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimo projektą. Balsavimas pradėtas. Ačiū tarybos nariam. 16 už, 3 susilaikė, 2 nebalsavo. 19 tarybos narių yra prisijungusių. Sprendimas priimtas. Sekantis 27 darbotvarkės klausimas. Pranešėja ta pati Ramutė Gaidamavičienė, turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja. Prašom, Ramutė. 27 darbotvarkės klausimas dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. Liepos 13 dienos sprendimo numeris T139 dėl viešosios įstaigos Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro teikiamo atlygintinų paslaugų kainų nustatymo pakeitimo. Šiuo sprendimo projektu siūlome pakeisti viešosios įstaigos Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro teikiamo atlygintinų paslaugų kainas, nustatytas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. Liepos 13 dienos sprendimu numeris T139 ir išdėstyti jas nauja redakcija. Sprendimo projektas buvo svarstytas finansų, savivaldos ir socialinėme komitetuose. Ūkio komitetas nesvarstė, nes nebuvo kvorumo. Gauti klausimai vyriausybės atstovo. Pastebėtina, jog T87 sprendimas, kuris buvo panaikintas 2021 m. birželio 4 dienos sprendimu T120 buvo pripažintas netekusiu galios, tačiau minėtasis pastarasis sprendimas taip pat naikinamas šiuo sprendimo projektu, tai ir įrašytas į sprendimo projektą. Bei klausimas buvo, ar turizmo ir verslo informacijos centras turi galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą.
Pažymėjimai pateikti, sprendimo projektas keistas nebuvo. Ačiū pranešėjai. Klausimai tarybos nariai? Nėra. Pasisakymai? Nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimo projektą. Balsavimas pradėtas. Ačiū tarybos nariam. 16 už, 5 nebalsavo. Gerbiami tarybos nariai, prašom balsuoti, išreikšti savo nuomonę. Taip, sekantis 28 darbotvarkės klausimas, pranešėja Julija Goštautaitė Adomavičienė, jaunimo reikalų koordinatorė. Prašom, Julija. Labadiena visiems. Pristatau 28 darbotvarkės klausimą dėl Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinio organizacijų dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursų tvarkos aprašo patvirtinimo. Sprendimo projektą svarstė finansų, savivaldos ir socialinis komitetai, kurie nutarė pritarti sprendimo projektui. Ūkio komitetas nesvarstė, nes nebuvo kvorumo. Buvo gautos vyriausybės atstovo pastabas, į kurias buvo atsižvelgta, atlikti sprendimo projekto patikslinimai arba suderinas su vyriausybės atstovu pastabose nurodytais punktais buvo palikta sprendimo projekte taip, kaip yra šiuo metu galiojančiame tarybos sprendime T103. Kviečiu pritarti sprendimo projektui. Ačiū pranešėjai. Klausimai tarybos nariai? Nėra. Pasisakymai? Nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimo projektą. Balsavimas pradėtas. Ačiū tarybos nariam. 16 už, 1 susilaikė, 4 nebalsavo. Sprendimas priimtas. Sekantis 29 darbotvarkės klausimas, pranešėja ta pati Julija Goštautaitė Adomavičienė, jaunimo reikalų koordinatorė. Prašom, pranešėja. Pristatau 29 darbotvarkės klausimą dėl Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinio organizacijų tarybos sudarimo ir veiklos nuostatų patvirtinimo. Sprendimo projektą svarstė finansų, savivaldos ir socialiniai komitetai. Ūkio komitetas nesvarstė nesusidarius kvorumui. Finansų ir savivaldos komitetas nutarė pritarti sprendimo projektui, socialinis komitetas nutarė apsispręsti posėdžio metu. Buvo gautos vyriausybės atstovo pastabos, į kurias buvo atsižvelgta ir atlikti sprendimo projekto patikslinimai. NVO tarybos nuostatose yra numatyta NVO tarybą sudaryti iš 8 narių, taip kad nedaugiau kaip pusė tarybos narių būtų savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir nemažiau kaip pusė tarybos narių būtų NVO veikiančių savivaldybės teritorijoje atstovai. Savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinių organizacijų asociacijos ir nevyriausybinės organizacijos delegavo šios asmenys į NVO tarybą. Tai Viktorą Lapėną, apskrito stalo savanorį, Gitaną Šlamienę, Zarasų rajono bendruomenės asociacijos tarybos narė, Vilhelminą Dubnikovą, Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė,
Olga Ludziš, Zarasų krašto žmonių su negale sąjungos pirmininkė, Aldona Žilikienė, Dusetų seniūnijos ir bendruomenės santalkos pirmininkė ir Arvydą Petkevičių, Zarasų automobilių sporto klubo Akseleratorius prezidentą. NVO tarybos narius nuo savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovus siūloma įtraukti 2 narius. Tai Gediminą Gaidamavičių, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją ir vieną Zarasų rajono savivaldybės tarybos narį, dėl kurio kandidatūros kviečiu apsispręsti tarybos narius ir deleguoti posėdžio metu. Ačiū pranešėjai. Kokių būtų klausimų? Nėra. Pasisakymų? Nėra. Dėl tarybos nario delegavimo siūlyčiau Olgą Raugienę, tarybos narę. Ar būtų kitų pasiūlymų? Reikia balsuoti ar bendrų sutarimų? Prieštaraujančių nėra, tai įrašome į sprendimą tarybos narę Olgą Raugienę ir siūlau balsuoti už visą sprendimo projektą su vyriausybės atstovo pastabomis ir tarybos narės Olgos Raugienės kandidatūrą. Prašome prabalsuoti už visą sprendimo projektą. Ačiū tarybos nariam. 15 už, 4 susilaikė, 2 nebalsavo. Sprendimas priimtas. Sekantis 30 darbotvarkės klausimas. Pranešėja Ramunė Šileikienė, investicijų ir plėtros skyriaus vedėja. Ramunė, prašom. Sprendimo projektą dėl Zarasų rajono savivaldybės dalyvaujamo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Jeigu leisit, trumpai pristatysiu, tai yra naujas tvarkos aprašas, kuriame labai kviesim gyventojus teikti idėjas, tai trumpai pabandysiu pristatyti. Tai šis aprašas nustato 100% biudžeto lėšomis finansuojamų savivaldybės gyventojų iniciatyvų, projektų idėjų, viešosiose erdvėse pasiūlymų teikimo, vertinimo, taip pat atrankos, lėšų skirimo ir įgyvendinimo tvarką. Projekto idėjos būtų įgyvendinamos savivaldybės teritorijos viešosiose erdvėse, valstybės ar savivaldybės valdomojo bendro naudojimo visuomenės poreikiams tenkinti žemėje. Ir projekto idėja turi būti nekomercinė viešai infrastruktūrai sukurti. Dalyvaujamas biudžetas tai yra strateginio veiklos plano priemonė, įtraukianti rajono gyventojus į strateginio veiklos plano įgyvendinimą, sprendimų priėmimą. Ir tai yra tokia galimybė kiekvienam Zarasų rajono gyventojui realizuoti savo kūrybiškus sumanymus, gražinant viešąsias erdves Zarasų rajone ir kartu su savivaldybė sprendžiant dėl viešų lėšų panaudojimo. Pareiškėjais gali būti Zarasų rajone gyvenamą vietą deklaravę ne jaunesni, nei 18 metų asmenys. Ir projektai bus skirstomi į 2 kategorijas, tai yra mažos apimties projektų idėjos ir didelės apimties. Mažos apimties projektai yra laikomi, kurie neviršė 10 000 eurų, įskaitant visus mokesčius, ir šie projektai turėtų būti įgyvendinami per kalendorinius metus. Didelės apimties projektai gali būti įgyvendinami ilgiau, iki 24 mėnesių, su ta sąlyga, jeigu jiems būtų reikalinga rengti techninę dokumentaciją, tai užtruktų ją parengti. Projektų vertinimas vyktų keliais etapais, tai būtų
visų pirma toks administracinis vertinimas, vėliau būtų vertinimo komisija vertintų atrinktus projektus ir vėliau patys gyventojai balsuotų už idėjas. Kokiegi būtini reikalavimai projekto idėjų pasiūlymams? Tai visų pirma, prie projekto idėjos autorius turi pateikti komisijai ne mažiau kaip 10 seniūnijoje, kurioje teikiama projekto idėja, gyventojų deklaravusių ne jaunesnių nei 18 metų gyventojų pritarimą tai idėjai, projektui. Ir aišku, kad projekto idėja turi būti įgyvendinama savivaldybės teritorijoje esančiose viešosiose erdvėse. Kaip ir minėjau, kad tai turi būti nekomercinės viešosios infrastruktūros idėjos ir vertinimo komisija vertintų, ar projekto idėja galima toje teritorijoje įgyvendinti, aplamai yra galimybė ten tą idėją realizuoti, ar projekto idėjos pasiūlymas ir išlaidų pagristumas yra realus ir praktiškai atrinkus tas idėjas, jos būtų teikiamos gyventojų balsavimui, galbūt netgi bus viešas tų idėjų organizuojamas pristatymas gyventojams ir jau pritarus, balsavus ir gavus daugiausia balsų, viena ar kita idėja bus įgyvendinama. Įgyvendinus idėją Zarasų rajono savivaldybės administracija. Tai tiek galbūt trumpai. Taip, komitetai svarstė šį klausimą, finansų pritarė vienbalsiai tarybos sprendimo projektui, savivaldos ir socialinis pritarė sprendimo projektui, ūkio nesvarstyta, nes nebuvo kvorumo. Vyriausybės atstovų pastabų yra gauta, siūlo preambulę papildyti strateginio veiklos plano priemonę, būtent šiai dalyvaujamam biudžetui yra patvirtinta priemonė, tai preambulį įrašysim iš strateginio veiklos plano konkrečią priemonę. Tiek. Siūlau pritarti šiam sprendimo projektui. Ačiū Ramunė, ačiū pranešėjai. Prašom tarybos nariai klausimų. Nėra. Pasisakymų. Nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimo projektą su vyriausybės atstovo pastabomis. Balsavimas pradėtas. Ačiū tarybos nariam. 16 už, 5 nebalsavo. Sprendimas priimtas. 31 darbotvarkės klausimas. Pranešėjas Jonas Žusinas, statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas. Prašom, Jonai. Pristatau 31 darbotvarkės klausimas. Sprendimo projektą dėl Zarasų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarimo ir jos nuostatų patvirtinimo. Siūloma sudaryti komisijos pirmininkė Eugenija Keturkaitė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos statybos ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė, komisijos pirmininkės pavaduotojas Evaldas Ulianskas, Zarasų rajono savivaldybės administracijos statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas, savivaldybės vyriausiasis architektas. Respublikos želdynų įstatymas numato, kad 50% narių turi būti bendruomeninės organizacijos, tai iš organizacijų yra pasiūlyti nariai Vytautas Mickevičius, Zarasų medžiotojų ir žvejų draugijos medžioklės žinovas ir Dainius Baronas, miškininkystės specialistas. Sprendimo projektą svarstė komitetai, finansų, socialinis ir savivaldos pritarė,
Ūkio komitetas nesvarstė, nebuvo kvorumo. Vyriausybės atstovas yra pateikęs pastabas dėl komisijos nuostatų. Turi būti numatyta procedūra komisijos nario nusišalinimui ir pašalinimui ir komisijos sekretoriaus paskirimui. Siūlau patvirtinti sprendimo projektą įvertinus vyriausybės atstovo pastabas. Ačiū pranešėjui. Klausimai tarybos nariai? Nėra. Pasisakymai? Nėra. Siūlau balsuoti už sprendimo projektą su vyriausybės atstovo pastabomis. Balsavimas pradėtas. 31 darbotvarkės klausimas. Ačiū tarybos nariam. 18 už, 3 nebalsavo. Sprendimas priimtas. 32 darbotvarkės klausimas. Pranešėja Sigita Kiršienė, švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. Prašom, Sigita. Taip, pristatau sprendimo projekto dėl Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos ir Zarasų Santarvės pradinės mokyklos struktūrų pertvarkymo. Parengto sprendimo projekto tikslas, vykdant Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metais bendrąjį planą, pertvarkyti Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos ir Zarasų Santarvės pradinės mokyklos vidaus struktūras. Projekte numatyta, kad Zarasų rajono savivaldybės taryba nusprendžia pertvarkyti nuo 2022 m. rugpjūčio 31 dienos Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos vidaus struktūrą, likviduoti Salako ugdymo skyrių. Antru punktu pertvarkyti Zarasų Santarvės pradinės mokyklos vidaus struktūrą, tai yra nuo 2022 m. rugpjūčio 31 dienos likviduoti Turmanto ugdymo skyrių ir nuo 2022 m. rugsėjo 1 įsteigti Salako ugdymo skyrių, kuriame būtų vykdomos pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo švietimo programos. Trečiu punktu yra numatyti įpareigojimai Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriai, o ketvirtu punktu yra numatyti įpareigojimai Zarasų Santarvės pradinės mokyklos direktoriai. Komitetai svarstė, nutarta pritarti, tik tai ūkio komitetas nesvarstė, kadangi nebuvo kvorumo. Dėl šio sprendimo projekto vyriausybės atstovo pastabų negauta. Taigi kviečiu pritarti sprendimo projektui. Ačiū pranešėjai. Klausimai tarybos nariai? Nėra. Pasisakymai? Nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimo projektą su vyriausybės atstovo pastabomis. Be pastabų. Be pastabų, atsiprašau, be pastabų. Tuomet prašau balsuoti. Balsavimas pradėtas. Ačiū tarybos nariam. 13 už, 3 susilaikė ir 5 nebalsavo.
Sprendimas priimtas, sekantis 33 darbotvarkės klausimas. Pranešėja ta pati Sigita Keršienė, švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. Prašom, Sigita. Pristatau sprendimo projektą dėl Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos tipo ir pavadinimo pakeitimo bei nuostatų patvirtinimo. Parengto sprendimo projekto tikslas - vykdant Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 21-25 metais bendrąjį planą pakeisti Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos tipą iš gimnazijos į pagrindinę mokyklą ir pakeisti pavadinimą į Zarasų rajono savivaldybės į Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinę mokyklą bei patvirtinti naujus nuostatus. Taip, komitetai svarstė, nusprendė pritarti. Ūkio komitetas nebuvo kvorumo, todėl nesvarstė. Gauta vyriausybės atstovo pastabų, todėl koreguotas sprendimo tekstas ir tvirtami nuostatai. Elektroniniu paštu tarybos nariams išsiųstas pakoreguotas variantas, bet esmė tokia, kad sprendimo pačiame projekte pirmas punktas pakeistas įrašant datą, tai yra pakeisti nuo 2022 rugsėjo 1 dienos Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos tipą iš gimnazijos į pagrindinę mokyklą bei pavadinimą iš Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla. Ir 6 punktą iš viso išbraukti iš sprendimo projekto. Na ir nuostatai taip pat yra pakoreguoti, atsižvelgti vyriausybės atstovo pastabas. Taigi siūlau pritarti sprendimo projektui su vyriausybės atstovo pastabomis. Klausimai tarybos nariai? Nėra. Pasisakymai? Nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimo projektą su vyriausybės atstovo pastabomis ir siūlymais. Prašom, balsavimas pradėtas. Ačiū tarybos nariam. 14 už, 3 susilaikė, 4 nebalsavo. Sprendimas priimtas, sekantis 34 darbotvarkės klausimas, pranešėja ta pati Sigita Keršienė, švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. Prašom, Sigita. Pristatau sprendimo projektą dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 29 dienos sprendimo numeris T139 dėl mokinių priėmimo į Zarasų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimą ir formalų švietimą papildančio ugdymo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Tai yra techninis aprašo keitimas, kadangi pasikeitė Zarasų meno mokyklos pavadinimas į Zarasų Fausto Latėno meno mokyklą, bei kadangi nebeliko Dusetų meno mokyklos, kadangi buvo prijungta prie Zarasų meno mokyklos. Tai tiesiog būtų pirmų punktų nurodomas, kaip išdėstomas 5.1 papunktis ir antrų punktų yra pripažįstamas netekusių galios 5.2 papunktis. Komitetai svarstė, nutarta pritarti išskyrus ūkio komitetą. Vyriausybės atstovo pastabų negauta. Taigi siūlau pritarti sprendimo projektui. Klausimai pranešėjai? Nėra. Pasisakymai? Nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimo projektą.
Balsavimas pradėtas. Prašome įjungti kameras, gerbiami tarybos nariai. Dėkui. Ačiū tarybos nariam. 15 taip, 1 susilaikė, 5 nebalsavo. Sprendimas priimtas. 35 darbotvarkės klausimas. Pranešėja ta pati Sigita Keršienė, švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. Prašom. Pristatau sprendimo projektą dėl Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute bei mokinių ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2022-2023 mokslo metams nustatymo. Sprendimo projekto tikslas yra rajono savivaldybės taryba kiekvienais kalendoriniais metais iki gegužės 31 dienos turi nustatyti, o iki rugsėjo 1 dienos patikslinti mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičių kiekvieniems mokslo metams. Taip pat savivaldybės taryba, jei sudaro jungtinės klases, tai nustato, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė ir nurodo kiekvienos klasės mokinių skaičių. Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į mokyklų planuojamą mokinių skaičių. Taip pat pažymėtina, kad projektas atitinka šiuo metu galiojančias mokyklų tinklo kūrimo taisyklės. Žinoma, iki rugsėjo greičiausiai prie jo gali reikti grįžti, nes numatyti skaičių gana sudėtinga iš karto. Komitetai svarstė, visi nutarė pritarti, ūkio komitetas nesvarstė, kadangi nebuvo kvorumo. Vyriausybės atstovo pastabų nėra šiam projektui. Taigi kviečiu pritarti. Ačiū pranešėjai. Klausimai tarybos nariai? Nėra. Pasisakymai? Nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimo projektą. Balsavimas pradėtas. 35 darbotvarkės klausimas. Ačiū tarybos nariam. 13 už, 2 susilaikė, 6 nebalsavo. Sprendimas priimtas. 36 darbotvarkės klausimas. Pranešėja ta pati Sigita Keršienė, švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. Prašom, Sigita. Taigi, sprendimo projektas dėl neformaliojo ugdymo mokyklų, kurių savininko teisės ir pareigas įgyvendinant institucija yra Zarasų rajono savivaldybės taryba, klasių, grupių skaičiaus ir dydžio nustatymo 2022-2023 mokslo metams. Taip, sprendimo projekto tikslas yra nustatyti Zarasų Fausto Latėno meno mokyklai bei Zarasų sporto centrui klasių grupių skaičių ir dydį 2022-2023 mokslo metams. Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas bei mokyklų siūlymus.
komitetuose kilo diskusija dėl pirmojo priedo, kadangi tiesiog kilo diskusija, kiek siejasi tas grupių būtent skaičius su patvirtintu biudžetu, ar tikrai užtektų mokyklai patvirtinto biudžeto, ar paskui tiesiog nesigautų, kad trūkumas biudžeto. Tai yra pasiūlyta papildyti pastabą, būtent pirmojo priedo gale esančią ir ją išdėstyti taip, kad atskiros klasės neformuojamos arba jungiamos gretimos pagal programas, jei mokinių skaičius 2022 m. rugsėjo 15 d. duomenimis mokinių registre yra mažesnis nei nustatytas minimalus klasės dydis, ir dar pridėti sakinį, kad konkretus priimamų mokinių skaičius klasėse, grupėse bei kontaktinių valandų skaičius programuose tvirtinamas mokyklos vadovo neviršijant įstaigai patvirtintų asignavimų. Taigi komitetai svarstė, ūkio komitetas nesvarstė tik tai, kadangi nebuvo kvorumo, savivaldos komitetas siūlė atidėti klausimą, socialinis ir finansų komitetas pritarti su papildyta pirmo priedo pastaba būtų. Vyriausybės atstovo pastabų šiam sprendimo projektui nėra, taigi siūlyčiau pritarti sprendimo projektui su papildyta pastaba pirmajame priede. Ačiū pranešėjai, klausimai tarybos nariai. Nėra. Pasisakymai. Nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimo projektą su finansų komiteto siūlymu. Prašom balsuoti. 36 darbotvarkės klausimas. Balsavimas pradėtas. Ačiū tarybos nariam. 14 už, 2 susilaikė, 5 nebalsavo. Sprendimas priimtas. 37 darbotvarkės klausimas, pranešėja ta pati Sigita Kiršienė, švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. Prašom, Sigita. Pristatau sprendimo projektą dėl Zarasų rajono savivaldybės gabių mokinių apdovanojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Sprendimo projekto tikslas yra patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės gabių mokinių apdovanojimo tvarkos aprašą. Komitetai sprendimo projektą svarstė, išskyrus ūkio komitetą, kadangi nebuvo kvorumo, tai komitetai nutarė pritarti sprendimo projektui. Gauta vyriausybės atstovo pastabų, todėl pakoreguota yra preambulė ir pats aprašas, atsižvelgiant į vyriausybės atstovo pastabas. Pats pakoreguotas sprendimo projektas išsiųstas tarybos nariam elektroniniu paštu. Taigi siūlau pritarti sprendimo projektui su vyriausybės atstovo pastabomis. Pranešėjai, klausimai tarybos nariai. Nėra. Pasisakymai. Nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimo projektą su vyriausybės atstovo pastabomis ir siūlymais. Balsavimas pradėtas.
tarybos nariam, 15 už, 1 susilaikė, 5 nebalsavo. Sprendimas priimtas. 38 darbotvarkės klausimas, pranešėja ta pati Sigita Keršienė, švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. Prašom, Sigita. Pristatau sprendimo projektą dėl Zarasų rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Sprendimo projekto esmė – Zarasų rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų finansavimo tvarkos aprašo paskirtis, nustatyti lėšų skirtų vaikų vasaros stovykloms, kuriuose vasaros atostogų metu organizuojama veikla vykdoma kartu su maitinimu ir arba apgyvendinimo paslaugomis, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitimo už lėšų panaudojimą tvarką. Šiems 22 metams yra stovykloms skirta tarybos 15 000 eurų, taigi patvirtinus aprašą bus skelbiamas konkursas ir organizuojamos stovyklos. Komitetai svarstė, nutarta pritarti, išskyrus ūkio komitetas, kadangi nebuvo kvormo, nesvarstė. Gauta vyriausybės atstovo pastabų, pagal jas pakoreguotas tvirtinamas aprašas ir pakoreguotas aprašas išsiųstas tarybos nariams su pakeitimais. Taigi kviečiu pritarti sprendimo projektui su vyriausybės atstovo pastabomis. Pranešėjai, klausimai tarybos nariai? Nėra. Pasisakymai? Nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimo projektą su vyriausybės atstovo pastabomis ir siūlymais. Balsavimas pradėtas. Ačiū tarybos nariams. 17 už, 4 nebalsavo. Sprendimas priimtas. 39 darbotvarkės klausimas. Pranešėja Alina Sklizmontienė, socialinės paramos skyriaus vedėja. Prašom, Alina. 39 klausimas, tai yra dėl Zarasų rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Tai kaip ir kasmet, vadovaujantis teisės aktais bei patvirtinta socialinių paslaugų plano metodika, yra tvirtinamas socialinių paslaugų planas. Džiugu tai, kad visos paslaugos, reiškia, yra teikiamas pagal socialinių paslaugų katalogą ir pagal gyventojų poreikį, ir poreikis šiuo metu visoms paslaugoms yra tenkinamas. Tai buvo svarstyta komitetuose, komitetai finansų pritarti vienbalsiai tarybos sprendimo projektui, savivaldos pritarti tarybos sprendimo projektui, socialinis pritarti sprendimo projektui, o ūkio nesvarstyta, nes nebuvo kvorumo. Tai tiek. Ačiū pranešėjai, klausimai tarybos nariai? Nėra. Pasisakymai? Nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimo projektą. Balsavimas pradėtas. Ačiū tarybos nariams. 16 už, 1 susilaikė, 4 nebalsavo. Sprendimas priimtas.
Sekantis 40 darbotvarkės klausimas, pranešėjo Ramutė Gaidamavičienė, turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja. Prašom, Ramutė. Pristatau 40 darbotvarkės klausimą dėl viešame aukcione parduodamo Zarasų rajono savivaldybės nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašo tvirtinimo. Sprendimo projektu siūlome papildyti viešo aukciono būdu parduodamo turto sąrašą 5 objektais. Tai lentelėje įvardinti nuo 29 iki 33 eilės numerio. Papildome šiais turtais patalpomis Bukanto gatvėje 18, Pakalnės gatvėje 5 Suveko kaime, pusė pastato, tada įrašomas butas Šaulių kaime, kuris buvo naudojamas kaip socialinis būstas, bet nėra tinkamas tam naudoti, ir gyvenamasis namas Bažnyčios gatvėje 4 Turmanto miestelyje taip pat buvo naudojamas kaip socialinis būstas, bet nepritaikytas socialiniam būstui naudoti. Ir pastatas su priklausiniais Avilio gatvėje 11 Imbrado kaime, kaip kultūros namų pastatas. Finansų savivaldos ir socialinis komitetai svarstė, pritarė sprendimo projektui. Ūkio komitetas nesvarstė, nes nebuvo kvorumo. Vyriausybės atstovų pastabų negauta. Ačiū pranešėjai, klausimai, tarybos nariai. Nėra, pasisakymai. Nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimo projektą. Balsavimas pradėtas. Ačiū tarybos nariam. 14 už, 1 susilaikė, 6 nebalsavo. Sprendimas priimtas. 41 darbotvarkės klausimas, pranešėja ta pati Ramutė Gaidamavičienė, turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja. Domjanas Popovas keliat ranką. Gerbiamas merė, šį praeitą sprendimą balsavimui man neišmetė balsavimą, aš negalėjau prabalsuoti. Nei taip, nei ne. Aišku, supratau. Tamsus ekranas ir viskas. Laukiau, paskui įsijungė, jau jūs kalbat, kad prabalsuot. Tai supratau. Ačiū, sprendimas priimtas, gal kokie techniniai sklandumai. Neturėtų būti, gal ten su jūsų tinklu ir internetu. Atsiprašau, sekantis darbotvarkės klausimas, pranešėjo Ramutė Gaidamavičienė, turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja. Prašom, Ramutė. Pristatau 41 darbotvarkės klausimą dėl prašymo perduoti Zarasų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus. Šiuo sprendimo projektu prašome perduoti Zarasų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise ūkiniai komerciniai veiklai vykdyti valstybinę žemės sklypą Bukanto gatvė 11D, Bukanto gatvė 11E bei viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui vykdyti valstybinę žemės sklypą Bukanto gatvė 11C. Sprendimo projektą finansų savivaldos ir socialinis komitetai svarstė ir pritarė šiam sprendimo projektui, ūkio nesvarstė, nebuvo kvorumo, vyriausybės atstovo pastebėjimų negauta. Ačiū pranešėjai. Taip, prašom klausimai tarybos nariai. Nėra. Pasisakymai. Nėra.
Siūlau balsuoti už šį sprendimo projektą. 41 darbotvarkės klausimas. Balsavimas pradėtas. Ačiū tarybos nariam, 14 už, 1 susilaikė, 6 nebalsavo. Sekantis sprendimas priimtas, sekantis darbotvarkės klausimas, 42. Pranešėjas statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas Jonas Žūsinas. Prašom, Jonai. Pristatau sprendimo projektą dėl Zarasų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo. Sprendimo tikslas patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės ir pripažinti netekusio galios 2008 metais patvirtintas taisyklės, kadangi jos neatitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo galiojančių nuostatų. Taisyklės buvo svarstyta komitetuose, socialinis komitetas, finansų bei savivaldos pritarė, ūkio komitetas dėl kvorumo nebuvimo taisyklių nesvarstė. Vyriausybės atstovas pateikė pastabas, kad taisyklėse savokos ir apibrėžimai turi atitikti teisės aktuose ir įstatymuose naudojamas savokas. Taisyklėse tie dalykai buvo patikslinti ir teikiama redakcija pagal vyriausybės atstovo pastabas. Siūlau pritarti taisyklių redakcijai su vyriausybės atstovo pastabomis. Ačiū pranešėjui, klausimai tarybos nariai. Nėra, pasisakymai. Nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimo projektą su vyriausybės atstovo pastabomis ir siūlymais. Balsavimas pradėtas, 42 darbotvarkės klausimas. Ačiū tarybos nariam, 14 už, 1 susilaikė, 6 nebalsavo. Sprendimas priimtas. 43 papildomi klausimai, 43 darbotvarkės klausimas dėl garantijos suteikimo pranešėja finansų skyriaus vedėja Edita Gusevienė. Prašom, Edita. Labą dieną visiems prisijungusiems. Pristatau 43 klausimą. Sprendimo projektą dėl garantijos suteikimo. 2022 m. balandžio 25 dienos gauta yra išvada kontrolės ir audito tarnybos numeris 3/3 dėl Zarasų rajono savivaldybės galimybės suteikti garantiją už UAB Zarasų vandenis projektą. Projektų finansavimui įmama paskola ir uždarosios akcinės bendrovės vadovaujantis Zarasų vandenis 22 metų kovo 16 dienos raštu dėl bendrovės veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimo ir garantijų suteikimo numatomam kreditui gauti. Taigi yra sprendimu
sprendimu norima suteikti garantiją kredito įstaigai dėl uždarosios akcinės bendrovės Zarasų vandenys įmamos iki 180 000 paskolos bendrovės vykdomiems vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektams. Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Degučių kaime ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra Savanorių skersgatvėje ir Bukanto gatvėje Zarasų mieste. Vyriausybės atstovės pastabų negavome, komitetai svarstė, visi pritarė, išskyrus ūkio komiteto, kur buvo nesvarstyta, nes nebuvo kvorumo. Ačiū pranešėjai. Taip, klausimai tarybos nariai? Nėra. Pasisakymai? Nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimo projektą. Balsavimas pradėtas. Ačiū tarybos nariam. 14 už, 1 susilaikė, 6 nebalsavo. Sprendimas priimtas. Paskutinis darbotvarkės klausimas 44. Dėl pritarimo Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos 21 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja civilinės saugos ir mobilizacijos vyr specialistė Aušra Dilienė. Prašom, Aušra. 14 už, 1 susilaikė, 6 nebalsavo. Sprendimas priimtas. Labą dieną. Paskutinis darbotvarkės klausimas 44. Dėl pritarimo Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos 21 metų veiklos ataskaitai. Negirdim. Aušra Dilienė. Taip, matome Luizą Varžgalį prisijungusi, Aušra Dilienė jungiasi. Prašom, Aušra Dilienė. Įjunkit mikrofoną. Prašom, Aušra. Mikrofonas. Prašom. Labą dieną. Noriu pristatyti sprendimo projektą dėl pritarimo Zarasų Atsiprašau, ar girdisi? Taip. Pristatau sprendimo projektą dėl Zarasų pritarimo Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos 21 metų veiklos ataskaitai. Teikiamo sprendimo projekto tikslas priimti sprendimą dėl pritarimo Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos 21 metų veiklos ataskaitai. Buvo svarstomi komitetuose klausimas finansų, savivaldos ir socialiniuose komitetuose nutarta pritarti, ūkio komitete nesvarstyta, nebuvo kvorumo. Vyriausybės atstovo pastabų negauta. Kviečiu pritarti veiklos ataskaitai ir patvirtinti sprendimo projektą. Ačiū pranešėjai. Klausimas Daiva Keliačienė. Pirmas klausimas. Ačiū. Norėjau užduoti, ar mane girdi.
Norėjau užduoti klausimą vadovui. Sakykit, prašau, viešoje erdvėje ir spaudoje pasirodė straipsniai ir iš jų darau išvadą, kad labiausiai finansuojamas ir daugiausia lėšų yra skiriama būtent Degučių padaliniui. Ir tik tai 18-17 metais buvo pastatų išorė renovuota Dusetose. Sakykit, prašau, ar kituose padaliniuose yra itin gera būklė, kad visi resursai yra nukreipiami į Degučius, ar dėl kažkokių kitokių priežasčių, nes pernai berods rugsėjo mėnesį buvo nauja ir patogi mašina skirta Degučiams, toliau buvo atnaujintos ir sutvarkytos patalpos, o tuo tarpu apie kitus padalinius jokių žinučių neturim. Tai kaip galėtumėt pakomentuoti? Atsiprašau, gerbiamas vadovė, Domjanas Popovas kelia ranką. Atsiprašau, Daiva, taip pat pavėluotai matau, galbūt surišu kažkas, tai nes trikčioje. Arčiau, jeigu keliat ranką ekrano, arba... Tai prašom, Domjanai. Gerbiamas merė, norėčiau nusišalinti nuo šio sprendimo priėmimo, nes ataskaitiniu laikotarpiu ir dabar minėtoje tarnyboje dirbau ugniagesių gelbėtojų. Supratom. Tuomet prašom atlikti procedūrą dėl Domjano Popovo tarybos nario nusišalinimo nuo šio klausimo. Šeši už, 7 ne. Gerbiamas Domjanas nenušalinamas nuo šio klausimo. Prašom Aloizai atsakyti į tarybos narės Daivos Keliačienės užduotą klausimą. Kas liečia Degučius ir Dusetas, tai buvo atlikti dideli stambesni darbai, nes yra pačios didžiausios gaisrinės rajone, dar Salo lygiai tokia pati. Bet Salake pernai metais irgi buvo būtinis remontas atliktas, sutvarkyta, o Dusetų gaisrinė yra renovuojama ir šiemet jau iki birželio mėnesio pabaigsim bokštą renovuoti. Vidus jau yra ankstesniais metais sutvarkyta, o Degučių gaisrinė gal dėl to čia taip šmėstelėjo ir spaudoja, kad pirkom vakarietiškam automobilį, atnaujinam automobilių parką, tai gal buvo daugiau reklamos. Aš pripažįstu, reikia ir kitas gaisrinės reklamuoti, ne tik Degučius, bet šiemet įsigysim kitą mėnesį Dusetams vakarietišką automobilį, tai Dusetas bus atnaujintas automobilių parkas ir toliau eisim į kitas komandas. O kas liečia remontą, tai visos komandos yra remontuotas, sutvarkytas, buitinės patalpos, gal mažiau reklamuoja. Ačiū už atsakymą. Ar dar turim klausimų? Nėra. Pasisakymai? Nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimo projektą. Balsavimas pradėtas. Ačiū tarybos nariam. 15 už, 1 susilaikė, 5 nebalsavo. Ačiū. Sprendimas priimtas. Gerbiami tarybos nariai, darbotvarkė baigta. Iš tikrųjų, noriu padėkoti visiems už
konstruktyvų, produktyvų darbą. Taip pat šį savaitgalį, tai yra sekmadienį gegužės 1, švęsime mamos dieną, tai sveikinu visas mamas su artėjančia jūsų diena, palinkėsiu gražių akimirkų, sveikatos, sėkmės viskame kame. Ir žinome, kad jau nuo gegužės 1 kaip ir yra atlaisvinimas ir jau susitiksime greičiausiai ir susitinkame su kai kuriais gyvai, bet aišku palinkėsiu, kad kuo toliau tos visos bacilos išskristų ir nebegrįžtų, o viskas būtų mūsų tiek Zarasuose, tiek Lietuvoje ir visoje šalyje kuo geriausia atmosfera. Ir aišku šiai dienai taikos. Tai sėkmės visiems, gražaus savaitgalio, ačiū už posėdį. Viso gero.